Revoliucinė atkūrimo sistema. Naujas žodis PRP technologijoje. Renatas Rašitovičius Achmerovas, medicinos mokslų daktaras, profesorius, veido ir žandikaulio plastikos chirurgas, onkodermatologas. Romanas Feliksovičius Zarudijus, medicinos mokslų kandidatas, žandikaulio ir veido chirurgas, implantologas. Pirmieji sukūrė trombocitais praturtintos plazmos injekcinę formą. Regeneracijos procesų stimuliacija – svarbi medicininė ir biologinė problema visose medicinos šakose. Dabar ši problema išspręsta. Regeneracijos galia – paties paciento kraujyje. Metodikos paslaptis slypi ypatingame mėgintuvėlyje. Gelis. Kokybiška adsorbcija, būtinoji trombocitų koncentracija, aiškus atskiriamasis sluoksnis, gera eritrocitų fiksacija, jokios įtakos PRP sudėčiai. Heparinas. Apsaugo nuo kraujo krešėjimo, naudojamas in vivo. Trombocituose esančių alfa granulio augimo faktoriai veikia skaidulinės kremzlės pluoštelių jungiamąjį audinį, epidermio gleivių epitelinį audinį, raumens audinį, kaulų audinį. Trombocitus galima išskirti centrifugavimo būdu. Plazmoje yra 7% baltymų, fibrinogenas, albuminas, globulinas, 2% maitinamųjų medžiagų, amino rūgštys, gliukozė, lipidai, hormonai, eritropoetinas, insulinas ir kiti, elektrolitai, natris, kalis, kalcis. Metodikos privalumai. Plazma pradeda veikti iš karto, augimo faktoriai veikia natūralioje sudėtyje, ilgalaikio pobūdžio veikimas veikia visose regeneracijos stadijose. Plazmoliftingas stimuliuoja jaunų audinių susidarimą, medžiagų apykaitos atkūrimą, vietinio imuniteto aktyvavimą, mikrocirkuliacijos pagerėjimą, audinio kvėpavimo normalizavimą. Plazmoliftingas – universalus regeneracijos būdas. Naudojimo sritys. Chirurgija, ortopedija, ginekologija, estetinė medicina, stomatologija, urologija, proktologija, sportinė medicina, reabilitacija, katastrofų medicina. Plazmoliftingas turi visus būtinus sertifikatus. Efektyvus. Saugus. Gali veikti tiek savarankiškai, tiek ir su kitais metodais. Nereikalauja sudėtingos įrangos, minimali intervencija, žemas sergamumo laipsnis, sertifikuotas, retesnės komplikacijos, sutrumpina gijimo laiką, nustatytas priešuždegiminis efektas, plazmos aktyvavimas audiniuose vyksta 30 minučių, pailgina remisijos fazę. Projekto geografija. Ispanija, Prancūzija, Šveicarija, Italija, Vokietija, Čekija, Estija, Lietuva, Graikija, Makedonija, Bulgarija, Moldavija, Ukraina, Turkija, Gruzija, Azerbaidžanas, Armėnija, Rusija, Kazachstanas, Uzbekistanas, Libanas, Kuveitas, Saudo Arabija, Indija.
Plazmoliftingas – ateities medicina.